niekam nepaslaptis, kad nuo šių metų keičiasi reikalavimai retinoliui ir jeigu anksčiau merginos neteisingai naudoja aktyvias priemonės, retinolio didelio koncentracija, kur išprovokuodavo paraudimus, šerpetojimus, patinimus odos ir jos galvodavo, kad tai yra alergija, iš tikrųjų tai buvo atsaka į per didelę koncentraciją retinolio. Ir savo praktikoje, ką aš matau, kad ypatingai paskutiniu metu, tai yra rudens žiemos laikotarpiu, merginos, kurios ateina su paraudimu, patinimu, šerpetojimu ir tokiais pageliais aplink lūpas, jos galvoja, kad tai yra aknė, kad tai yra alergija, bet aš visada siunčiu iškart visas pas dermatologą. Kas tai yra? Ta būklė, to paraudimo, šerpetojimo, tų spuogelių būtent apie burną, tai ji pagal savo lokalizaciją taip ir vadinasi perioralinis dermatitas. Ir kaip visuomet manęs klausia, nuo ko? Stengiuosi pacientam paaiškinti, kad čia sėkmės atveju mes galim iš karto pasakyti, kad taip, ten tepiausi kažkokią aktyvę dirginančią medžiagą ir ji užvedė tą uždegimą, nes perioralinis dermatitas tai yra uždegimas, kuris yra aplink mūsų burną, bet nebūtinai tai buvo kažkokia tai dirginanti medžiaga. Mes klausim, o gal dantų pastą jūs pakeitėt, o gal burnos skalavimo skystį, fluoras, mentolas irgi galėjo prisidėti, sakykime, prie perioralinio dermatito atsiradimo, nebūtinai kažkokios neteisingos kosmetikos naudojimas. Bet ateina tokie, kur sako, žinok, aš nesidažau, aš nesitepu nieko, ten kažkoks vaikiškas kremukas. Iš kur? Nu, tai tada tenka nerti dar giliau. Gal hormoninė būklė gali įtakos turėti susvyravę ten mūsų hormonai. O dažniausiai vis tik yra stresas. Sezoniškumas, ką jūs teisingai pastebėjot, kad keičiantis oram mūsų oda išsiderina ir aišku stresas. Kaip sakyt, pagrindinė priežastis visų odos ligų. Arba kaip man patiko, viena mano klientė sako, visą laiką grįžtu į darbą ir vis atsiranda. Taip, alergija darbui čia jau vadinasi tokia būklė. Jeigu jūs kreipėsi, ar ne, jūs aiškiai matot, kad jau čia vis tik tai aknė nekvepia, kad čia tas jau perioralinis dermatitas, jūs kažką galite jau patart pagelbėti, pavyzdžiui, tom moterim? Pirma, ką aš darau, tai visada paimu visą krepšelį ir namų priežiūros ir pažiūriu, kur yra aktyviai ingredientai, padedu į šoną. Nes tuo laikotarpiu yra svarbu atstatyti odą, ją nuraminti, pridrėkinti. Tai visos priemonės, kurios turi aktyvias priemonės, kaip retinolės, ingredientus kaip retinolės, vitaminas C, aš viską šalinu, dedu į šoną, sakau, naudosim tai viską jau po. Ir, aišku, kosmetologijos kabinete taiko visada procedūros, kurios intensyviai ramina odą ir ypatingai mėgstu alginatinės kaukolės, kurios tikrai daro greitus rezultatus, bet dažniausiai be dermatologo pagalba jau neapsieinam. Ir visada rekomenduoju kreiptis ir draugauti tiek su dermatologu, tiek su kosmetologu. Aš irgi stengiuosi labai išlaikyti ryšį su kosmetologu, nes gydyti yra vienas, bet negaligi visą gyvenimą vis ten gydyti, ar ne? Teisingai prižiūrėti irgi yra labai svarbu, kad padėtų išsigryninti tas teisingas priežiūros priemonės, nes su dermatologu bendraujam, kai yra bėda. O su kosmetologu, tai kaip sakyt, tada, kada tikrai jau norisi, reikia, galima ir taip toliau, ar ne? Tai dabar tęsiant, o ką dermatologas veikia, kada kreipiasi su tuo perioraliniu dermatitu? Kada jau išimtos aktyvios, ar ne, kažkokios medžiagos iš kosmetikos, tai aišku, kai yra uždegimą reikia gydyti. Ir mažiausiai pradedam nuo įvairių tepalų ir tų tepalų dermatologai visada mėgsta daug. Dažniausiai neišeis su vienu paskirtu tepalu. Dermatologija tai tepalų mokslas. Iš tikrųjų ir kartais ir dažnai tenka antibiotiką skirti tepamą, nes tai yra uždegimas. Kartais tenka skirti raminamas priemonės, ten, sakykime, su cinku, ichtijolu ir taip toliau. O kartais, dėja, dar pasitaiko tokia savigyda, kada
tetai padėjo, draugiai padėjo ir man davė tą likutį tubelės ir aš su ta tubelė gydžiausi ir buvo fantastinis rezultatas, bet paskui kažkaip, kol aš tepiau, ėmė būklė blogėti palaipsniui. Tai čia dažniausiai mes prisižaidžiam su hormonų tepalais, kurie daro puikius rezultatus iš karto, jeigu tepam 2 dienas, vau, ima ir dingsta. Sako, o čia tai vaistas, o jūs ten tepu, dieną, 2 savaitę, nieko ten dar nedingo. Tai su perioraliniu dermatitu niekada nebus tokio vaisto, kur ėmė ir dingo. Tai lėtas ilgas darbas. Bet su hormonu gink dieve, visą laiką sakau, jeigu kažkam padėjo, greičiausiai jums gali nepadėti, tai jau tikrai nepaeksperimentuokit. Ir net jeigu vaistininkė kartais jums pasiūlo, įjunkit tą sveiką protą, trupučiuką pasidomėkit, kas tai per vaistas, nes labai blogai, kada prie perioralinio dermatito mes gaunam ir steroidinį dermatitą. Ir tada turim 2 dermatitus viename ir tada reikia skirti geriamus antibiotikus, nes tai jau yra uždegimas gilus. Tada mes turime skirti antiuždegiminius vaistus, kurie yra lėti po trupučiuką. Žodžiu, mes įsiveliam į labai ilgą procesą. Tai vat būtų puiku, kad ne tik su kosmetikos priemonėm neteisingai kartais sužaidžia, bet kartais neteisingai sužaidžiam ir su vaistais. Aš savo kabinete irgi esu atradusi priemonės, kurios atrodo padeda visom mano klientėm, bet visada kabinete stengiuosi pabandyti ant vienos pusės, pabandyti kitą priemonės ant kitos. Ir tikrai 50/50 galiu sakyti, kad tai, kas tinka vienam, netinka kitam. Ir aišku, tiek dermatologija, tiek kosmetologija žengia tikrai didelius žingsnius į priekį, bet vis dar pakankamai daug pacientų, klientų turi šią problemą ir tikrai tenka susidurti praktiškai kasdien. Tai ką mes palinkėsime? Skaityti etiketę, neeksperimentuoti su savo oda, o jeigu ištiko bėda, kreiptis į specialistą.